Dar turiu vieną klausimą. Čia kolegos iš Lietuvos televizijos, iš Panoramos prašė paklausti. Audriau, kada grįši vadovauti Panoramai? Kai tik tai pakviesite, ne, aš juokauju, negalima taip kalbėti. Šiaip tai, ne, čia tikrai juokauju. Aš manau, kad kiekvienas žmogus turi žengti savo keliu. Koks tai yra mano kelias? Aš noriu išbandyti gyvenime kuo daugiau. Tai nereiškia, kad aš šokinėju ten bungee jumpo guma ar dar kažką. Man yra įdomu naujos situacijos, dėl to aš ėjau ir į Baltijos televiziją. Ir tai yra tam tikras etapas mano gyvenime. Tai aš nuoširdžiai linkiu sėkmės savo būsiems kolegoms. Aš manau, kad iš tikrųjų ten dirba nepaprastai daug gerų žmonių ir puikių specialistų ir mes nekartą dar susitiksime. Bet, suprantat, negali grįžti į tą pačią situaciją, kur tu buvai. Reikia judėti į priekį. Mano kelias, mano nuomonė, man yra aiškus, bet visą laiką tenka taikytis prie situacijų. Tai, suprantat, rinka yra Lietuvoje labai maža. Mes visiems persimalam čia šitoj valstybėlėje. Tai linkiu nuoširdžiai visiems ir kolegoms, ir konkurentams sėkmės, nes šiaip tai sunku bus gyventi, aš manau, šitoje Lietuvoje. Kita vertus, viskas priklauso ir nuo mūsų, taip, ne tik nuo likimo. Tai va, kadangi Audrius pasakė, kad kelias jam yra aiškus, bent jau kol kas, tai linkiu, kad jis toks ir išliktų. Ir, aiškiai dirbtum žiniasklaidai toliau ir neemigruotum nors.